labutis. Pažiūrėkime, kokią istoriją mums parodė šiandien kortos. Gal kažkam reikės patarimo. Na, apie ką šiandien kalbėsim? Kalbėsim apie pinigus, apie stabilumą, apie vyriškius. Išėjo karalius pentaklių. Taip, dabar, jeigu kalbėti apie santykius, tai šis vyrukas kažkur toli, galbūt užsienyje, galbūt atsiriboja, neduoda kažkokio konkretumo, bet greitų laikų jis tau turi parašyti, pranešti ir susisiekti. Taip, štai jis, aktyvus vyrukas, turi kažką pasiūlyti. Dabar jeigu reikėtų dėl finansinių, tai irgi gali ateiti kažkoks klientas, kažkoks pasiūlymas, po kažkokias pertraukėlės turi prasidėti judrumas. Tvarkoji. Taip, dabar. Taip, vyrukas ateis su jausmais. Štai ir damutė. Taip. Taip. Dabar moteris galbūt gudraus, nesijaus tokios apgintos, jos kažkaip norės pagudrauti, nebus įsitikinusios šiame partnerėje ir galbūt galvos, kad jis gudrauja, galbūt jis netikras, galbūt jis kažką rezga, negali būti, kad jis toks realiai gali būti, galbūt kažkoks tai galimas pasiūlymas, galbūt jis sukels įtarimų, ir pradėsit galvoti, kad kurgi tas planas chuliganas, gali būti, kad kažkur pasijus toks. Taip, ir čia gal jūs saugotės, kaip buvo praeitie, kad buvo labai daug nusivylimų, galbūt kažkas negražiai elgėsi su jumis ir daug buvo griūties, planai neįvykdavo ir ilgą laiką buvote vieniša ir su jumis taip gražiai niekas nesielgia kaip dabar, ir dabar nežinot, kaip pasielgti teisingai, iš vis ką daryti, gal iš vis nieko nedaryti, bet kaip ir pasiūlymas bus, ir pasiūlymas yra geras, su palaikymu aukščiausių jėgų pasiūlymas yra geras. Kaip ir mums nerodo nieko blogo tame pasiūlyme. Žiūrėk, kam reikia būtent darbo perspektyvų, tai gali drąsiai griebti, drąsiai mėginti, kaip sakau, galbūt ten klientai bus, arba dar kažkas. Kam dėl santykių, tai kaip tik rasit savo porą. Pradžioje partneris gali pasirodyti toks, tarsi, tokio jūs nesat matę, kažkoks tai įtartinas, bet realybėj jis yra geras. Taip, vis tiek būsit neįsitikinę, vis tiek atrodys čia kažkokia tai nesąmonė, taip negali būti, Taip, dabar moteris gali būti net nelaisvos, pasimetusios, gali būti nelaisvos, gal taip nesimato, ir galvoti, ką toliau daryti. Galbūt reikės pasitarti su kažkuo, Kažkas šeimoje savo gali jaustis labai šaltai, taip, ir svajos, ir galvos pagaliau, kada pas mane bus ta vau šeima, kada pas mane bus
ašgi kūriau va tokią, kaip galvoje, ane, kaip galvoje sukūriau tokį gražią iliuziją, kad pas mane viskas vau, o pas mane, nu, vat, nyku, šalta, kažkodėl tai va taip, vat. Negaliu pasakyti, kad šeima nevykusi, bet tiesiog tai yra galbūt atšalę jausmai, pavyzdžiui, šeimoje, ane, o čia, žiūrėk, o čia toks princas ant balto žirgo, ane, jis toks, va toks, ir su jaunom tokiom energijom, ane, o čia galimai tavo vyras toks piktas, o žiūrėk, jis yra va tai toks piktas, jau su barzda, jis turi savo kėdę, reiškia, šitas imperatorius jis yra gana griežtas, ane. Ir tu galvoji, kągi čia rinktis, kągi čia daryti, aš jį kaip ir myliu, ir ten kaip ir jausmai yra, ir vyro palikti negaliu, gal ir nereikia, ane, gal reikia tiesiog palaukti ir viskas praeis, gal viskas susidėlios, gal man šito jau ir nereikia, man nereikia ko, to ar ano, ane, reikės dar gerai pagalvoti, ko tau nereikia. Taip, ir ką tu pasirinksi? Taigi, ką tu pasirinksi? Kol kas tu rinksies naujoves. Taip, kol kas mes kalbam apie naujoves. Tuoj dar užmesim, ar tikrai. Naujovės, ane? Taip, norisi to naujo šanso. Norisi vėl atgimti, ane, paimti tą naują šansą, užpuls aistra, ane, užpuls kažkokie tai nauji jausmai, labai apie tai daug galvosi, bet vis tiek bus sudėtinga, todėl kad ilgalaikė santuoka, jinai irgi duoda apie save žinot, vis tiek atrodo, kad šeimoje viskas bus dar gerai ir viskas susiklostys, viskas labai gerai, tik gali būti, kad klius tavo vyro šaltumas, ane, kad anksčiau jis galbūt buvo mielas, gražus ir va toks pat kaip dabartinis, ane, bet su laiku va jis pasidarė labai šaltas. Ir nenorisi paleisti šitų santykių, todėl kad jie nėra blogi. Labai daug mąstymo, daug pergyvenimo, daug visko ir norisi kažkokios naujovės, ane, bet tu čia jau turi statusą. O ten kol kas statusą tu neturi, tu ten esi kaip slapti santykiai, ane. Ir dėl to yra labai pikta. Taip. Yra labai pikta. Bet tas, reiškia, partneris, jis nesako, kad aš tavęs neimsiu, kad iš viso, kad aš tau nieko neduosiu ir niekas neaišku. Na, atvirkščiai. Jis elgėsi labai šiltai, labai tvarkingai, nuo pat pradžios dėlionės, ane, jis pasirengęs tave paimti į savo kelionę, jeigu tik tu sutiksi. Jo ketinimų kažkokių blogų kol kas neįžvelgia. Ane, tai reikia tik tau pačiai suprasti, kas tau svarbu, kas tau brangu. Kur tu dėsi tašką? Tašką padėti bus labai sunku. Dar reikės gerai pagalvoti. Nes aš manau, kad čia tikrai bus galimos skyrybos. Galimos skyrybos gana greitos. Gal tik dokumentai truputėlį striks.
Bet šiaip darbiški ir darbiški. Taip, kokį tau galiu duoti patarimą? Jau taip būna, kad reiškia, kad labai skubam, atrodo viskas labai gerai ir realiai galbūt nėra ir blogai, bet neskubėk, kaip čia pasakyti, gal neskubėk skirtis. Tai dažniausiai būna kažkokia tai iliuzija laimės, kažkokia tai iliuzija, kad viskas bus kitaip, ne, bet kitaip galbūt ir bus. Bet tu kitaip pati negu moki nesukursi. Tu eisi tuo pačiu planu, kaip jais, tarkim, su pirmu vyru. Tarkim. Ne? Ir su kitu vyru tu lygiai tą patį darysi, tu lygiai taip pat eisi, nes kitaip tu nemoki. Jeigu moki, tai aš nemanau, kad, kaip čia teisingai pasakyti, kad ir su šituo vyru tu būtum elgusi kitaip. Dauguma pasakys, kad jis yra va toks, jis va nanoks, jis trečioks. Tai lygiai toks pat bus ir šitas. Jis irgi bus va toks va niurzgus, ten valgyti nedarys, ten kojas, nežinau, bus lygiai taip pat. Kodėl? Todėl, kad taip žmonės keičiasi, bet jų kažkokie tai įgytos savybės, jos nesikeičia. Jeigu jis negamino valgyti, jis ir negamins valgyti. Jeigu jis atėjo po darbo ir visą laiką eina ilsėtis arba miegoti, taip ir bus. Todėl, kad, taip jis pripratęs, ne? Ir tu jo nepakeisi tiek jau per daug. Jeigu tu sugebė įkvėpti kitą vyrą, tai tu ir šitą savo sugebėsi įkvėpti. Tai reikia pagalvoti kažkaip iš kitos pusės. Ne? Jeigu tu moki, kaip tau atrodo, kitą kažkaip įkvėpti, ne? Kažkaip iškelti jį, pakelti kažkaip, ne? Lygiai taip pat gali padaryti su savo vyru. Ta pati, tiesiog kažkokių kitokių būdų. Galbūt iš kitos pusės, ne? Todėl, kad ne visada pasitvirtina tas, kad pakeitus vyrą į kitą vyrą, ne, tu gausi viską. Taip, galbūt jis nėra blogas partneris, galbūt jis tave išmokintų visai kitokių dalykų, ne, bet jeigu tu nemokėjai pastatyti santykių, kaip namuko pastatyti santykių su pirmu, tu su antru irgi šito nepadarysi, nes dauguma yra atsakomybė ant moters ir jeigu moteris nenori nieko taisyti savyje, nieko iš naujo kažką mokintis, ne, tai tie santykiai atrodys lygiai taip pat kaip ir dabartiniai. Niekas nepasikeis. Tai, kad prieš einant, prieš netgi galvojant eiti į naujus santykius, reikia psichologiškai su savim padirbėti. Reikia daug gilintis, daug kalbėti, daug galvoti, daug žiūrėti informacijos, psichologijos, seksologijos, taip dėja. Jeigu tu pasiryžti eiti į naujus santykius ir tikrai nusprendi, kad viskas, šitos santykius aš noriu uždaryti, aš ieškosiu kitų, bet pirmiausia, reikia dirbti su savimi. Reiškia, save nuodugniai ištirti, save nuodugniai suprasti, kažkokį tai naują savęs padavimą, savęs atradimą atrasti, ne? Ir tik tada ieškoti savo tinkamo ar netinkamo partnerio. Reikia suprasti, kas tau tinka, kas nepatinka, bet tikrai nestačia galvą pulti į naujus santykius, kai dar su šituo nebaigiai, galbūt persiauti batukus yra gerai, bet nieko naujo tu nepastatysi. Tik tame esmė. Kągi, sėkmės tau!